Pradedi verslą, štai 5 klaidos, kurias daro beveik visi. Logotipas ir vizitinės, nes be vizitinių gi niekas nepatikės, kad čia tikras verslas. Vizitinės niekam nerūpi, jeigu neturi ką parduoti. Paslaugų ir prekių kainas nustatai iš oro, o po to stebiesi, kodėl nėra pelno arba klientų. Be jokios sistemos ir paskaičiavimų. Baimė prašyti pinigų už savo darbą. Nu gerai padarysiu, negimsi iš draugo pinigus. Bandai viską daryti vienas. Pats jau buhalteris, kompiuteristas, stilistas, maisto gamintojas, valytojas, tvarkytojas, mechanikas, vairuotojas. O rezultatas – perdegimas ir chaosas. Nori verslą pradėti protingai? Sek mane ir sužinok, kaip nepridaryti kvailysčių.